Ankšti daugiabučių kiemai, gyventojų rūpestis, tikina valdininkai, o klaipėdiečiai tikrais šeimininkais tapti neskuba. Amžinoji problema – kur pasistatyti automobilį? Kiemuose trūksta vietos ar mums kultūros? Apie tai ir kalbėsime laidoje Klaipėdos savaitė. Už tai, kad automobilį paliko ant žolės ant šaligatvio, šiemet nubausti 2000 klaipėdiečių. Suplanuota erdvė taip išdarkyta, kad apie jokią žolę, apie jokias vaikų žaidimo aikšteles nereikia kalbėti. Ne, čia vietos stovėjimo mašinams trūksta, ne kultūros. Uostamiesčio valdininkai kalėdinėms dovanoms galės išleisti daugiau. Jau atstatyti per krizę sumažinti atlyginimai. Mėnesiui kainuoja su socialinio draudimo įmokomis apie 65 000 tie padidinti atlyginimai. Istorija kartojasi. Antrus metus iš eilės bendruomenių reikmėms skirtus pinigus teks naudoti strimgalviais. Niekur dar niekas nėra padaryta. Apie šias ir kitas temas kalbėsime šeštadienį 20 val.